Didžiausia vyrų klaida daroma per pirmą pasimatymą yra per didelis plepumas ir atvirumas. Kodėl? Nes moteris yra kaip katės. O katės yra smalsios, moteris yra smalsios. Ir vyrai, būdami per daug atviri, pasakodami viską, ten kaip jie gyvena, ką jie veikia, kuo jie užsiema, kuo jie užsiemė, apie savo buvusias partnerės, buvusius santykius, apie pomėgius, visą kitą, jie tampa kaip atvira knyga. Nebelieka intereso, moteriai nebelieka jokios paslapties, nežino, su kuo jinai susidėjo, nežino, su kuo jinai atėjo į pasimatymą. Aš nesiūlau būti slapukais, bet aš siūlau perleisti estafetę kalbėjimo moteriai. Kodėl? Dėl to, kad kai moteris mes klausiam, kaip negyvena, kaip nelaikosi, ko neužsiema ir panašiai, ir inicijuojam pokalbį, tai reiškia, mes vedam pokalbį. Mes klausiam jos, užduodam klausimus. Mūsų, kaip vyrų rolė per pirmus pasimatymus turėtų būti kalbėti ne daugiau 20%. Tai reiškia, 5/5 pokalbio turėtų sklisti iš mūsų lūpų. Visa kita turėtų eiti iš moteris. Ir tuomet moteris domisi jumis labiau, jai tampa įdomiau su jumis bendrauti, jinai nesužino visko iš pirmo karto, yra interesas eiti į kitus pasimatymus ir taip toliau. Jei patinka toks turinys, spaus patinka, įmesiu daugiau.